Taigi dabar galim pereiti prie reklamos paskyros paruošimo, kad priartėtume dar šiek tiek arčiau ir galėtume pradėti leisti savo pirmasis reklamos kampanijas. Iš praeitos pamokos mes turėtume būti šitoj vietoje, mes turim būti sukūrę savo reklamos paskyrą ir mes turime būti pridėję jau mokėjimo metodą, pasitvirtinę jį per MobileID, SmartID ar kitais metodais. Kitas dalykas, ką mums reikia padaryti, kai sukurta reklamos paskyra pridės mokėjimas, tai assign people. Tai mes turim susteikti savo prieigą prie reklamos paskyros, nes mes ją sukūrim, šiuo metu valdo šitą reklamos paskyrą būtent šis business portfolio, dėl to reikia prisidėti savo būtent prieigą. Ir kai atsirado, mes matom, kad turim pilną prieigą prie šios reklamos paskyros. Ir tai pasidarius, mes galim paspausti Open in Ads Manager ir mums atsidarys reklamos vadybininkas, kuris atrodo štai taip. Ir tam mums matom reikia pateikti papildomą informaciją, ar mūsų verslas, testas šiuo atveju kalba apie politiką, ar planuojama leisti reklamos kompanijos apie tai ar ne. Tai šiuo atveju, jeigu taip, spaudžiam taip, mūsų atveju ne, tai dėl to mes spaudžiam no. Ir kitas dalykas, ką reikia pasidaryti, tai paspausti Account Overview. Ir matom, šitoj vietoj turėtų viskas degti žalia varnelė. Kas nedega, mums reikėtų tai pasidaryti, tai prisidėti mokėjimo metodą, tai reikėtų atlikti jums, kad galėtumėt paleisti savo reklamą pirmą, galim praskipinti, tada reikėtų prisidėti telefono numerį ir pasirinkti SMS žinutę, ar kad ateitų toks kodas, suveda tą kodą, jūsų numeris patvirtintas, numeris niekur nebus viešai skelbiamas, čia tiesiog, kad galėtumėt leisti reklamos kompanijas, tai reikėtų taip pat patvirtinti Facebook puslapį, iš kurio jūs leisite reklamos kampanijas ir pasitvirtinti taip pat elektroninio pašto adresą. Kai šie veiksmai atlikti, mes galim judėti prie kitų veiksmų, kad galėtume apleisti reklamos kampanijas, tada judėkime prie kitos pamokos.